Žmogus, kuris į talentus atsinešė kelis rėtimus audeklo. Mano vardas yra Andrius, gyvenu Kaune, man yra 29 metai. Ir talentas, kurio jis pats dar gerai nesuvokia. Dabar apie tavo talentą. Tarsi mes skaitėm vienaip iš vieno galo, iš kito. Tai yra grafiti ar nebūtinai? Grafiti. Kas kaip supranta, aš irgi nesuprantu. Mano talentas yra tapyba ant audinio. Su purškiamaisiais dažais, su akriliniais dažais, su lako, su tušinuku, ir tai yra pačios pigiausios priemonės Lietuvoje. Tiesiog viskas šauna į galvą, tiesiog viską išreiškia ant audinio, ant medžiagos. Klausyk, tai svajonė yra kokia? Atidaryti savo drabužių saloną. Okay. Arba kad pagal mano audinį siūtų drabužius. Tai yra mano didžiulis susibrėžtas tikslas. Aš bent nenoriu girtis, bet mano darbai tikrai yra geri. Kalba patys su save. O ką galėčiau padaryti, jeigu galimybės leistų, iš gerų priemonių. Vadinasi, tikslas yra. Talentas neįprastas ir įdomus. Belieka jį tinkamai pristatyti. Praskleis, žinai, tą skraistę, parodė, kas ten vyksta. Sėkmės tau. Ačiū. Scena tavo. Iki. Kas čia? Kas čia? Nudobėt nutriją? Galbūt Taip, laba diena, kuo jūs vardu? Andrius, Andriau, kiek jūs metų? 29, Iš kokio jūs miesto? Kaunas, Gerai, kokia jūsų svajonė yra didžiausia? perėti kitą etapą. Gerai, labai gerai, iš to klausimo išplaukia kitas klausimas. Su kokiu talentu jūs ketinat pereiti į kitą etapą? Su tapyba. Kas? Su tapyba. 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 Taip. Yra menininkų, kurie tapo savo paveikslus kelis metus, ar jūs tai Aš sugebu ketinat per daryti? 7 darbo dienas padaryti. Per 7 darbo dienas, puiku, tiek ir palauksim. Iki kito sekmadienio. O šiandien ką tapysit tada ir kaip greitai? Pamatysit. Gerai, gerai, man smalsu. Pradedam. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Kitą dieną jis gali piešti ant jūsų namo sienų. Manau, kad teisėjai pradėjo jausti dažų kvapą, pradėjo apsinuodyti po truputėlį. Kas čia buvo? Kas čia buvo? Andriau. Jūs sakykit. Tai paaiškink, prašau, aš tikrai nieko nesuprantu, kas čia buvo. Aš tikrai jaučiuosi nutručita, visiškai nupurkšta, bet šiaip čia yra bendrai efektas, paėmus. čia yra geras efektas, bet kas toliau? Aš nuo vaikystės nesu uostęs dažų aerozolinių. Taip jau
normaliai, giliai. Tai man visai patiko. Andriu, kas čia buvo? Išduok paslapti, gudruolį, kas čia buvo? Ką pamatė, tas ir buvo. Ta prasme, jūs šokate, Taip. purškėte dažus Ant kaldrų. ant kaldrų. Ant audinių. Atsiprašau. Audinių, ne kaldrų. Ir kas dar? Žiūrėkit, jeigu po teisybė aš nesupratau, kas čia buvo. Tikrai. Atsiprašau, aš nesu didelis meno žinovas, toli gražu nuo to. Tačiau aš nesupratau, kokia buvo esmė ten tų dviejų apipurškimo, po to šito, po to nutempė šitas Čia lieka. tas tik kaip baigiamasis darbas. Taip, bet Bet tai jūs purškėt ne ant jo visai. Taip. Kuria prasme? čia tas pats, kas 2 kartus prastai padainuoja, o tada paleidi kasetę. Panašiai. Jūs netapytojas, jūs purškalius labiau turėtumėt būti. Baig. Tai Ne. Gal eikime prie Nesiginčykim. verdikto visgi. Iš manęs ne, Andriau, atsiprašau, aš nesupratau, apie ką pasirodymas. aš tai lieku su gilia baime, kad galbūt nesupratau kažko genialaus, bet o tai būna. Aš irgi sakau ne. Andriu, ne. Ačiū labai, kad Ačiū. apsilankėte. Nesuprastas. Tikrai jaučiuosi žiauriai nesuprastas. Tai yra menas, o tai yra kažkas naujo, kažkas kitokio. Svarbiausia tai, kad pabandžiau ir tiek.